Šitaip Vienos pokylio svečius prie pagrindinio įėjimo į rotušę pasitiko kelios dešimtys žmonių, pakviestų Lietuvos Laisvės sąjungos lyderio Vytauto Šustausko. Į alternatyvų Vienos pokylį atvyko 2 autobusai iš Kauno, taip pat iš įvairių provincijos miestelių. A kodėl mes negalim pasilinksminti? Tegul jie sumeta mum politą, kitą vaikam pieno parvežti. Akcijos dalyviai audringiausiai pasitiko Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį su žmona. O štai Kazys Bobelis, išgirdęs savo garbiai plojimus, priėjo pabendrauti su minia, tačiau nedaug te pasakė, buvo apšauktas. Visam pasaulyje tas vyksta, ponai. Aš Amerikoje kiekvieną balių, visi lietuviški parengimai buvo finansuojami iš tokių balių. Ir čia visų lietuvių veikla buvo iš balių finansuojama. Ateinama žmonės meta pinigą ir tą pinigą panaudoja geriems tikslams. Tai aš manau, čia yra nenormalus reiškinys tų reiksmių. Beje, žadėtų Vytauto Šustausko polkų su ragučiais, klumpą kojo, batoną bei arbatos, susirinkusieji taip ir nesulaukė. Tačiau matėsi, kad ne vienas atvyko jau pasivaišinęs. Pats Vytautas Šustauskas kategoriškai neigia tokius kaltinimus. Visa Lietuva žino, kad Šustauskas nuo 89 metų nėra išgėręs alaus. Vis tik akcijos metu Vytautui Šustauskui prireikė vaistų. Kad jau policininkai puolė, tai mane nervas. Po valandos prie rotušės susirinkę žmonės pradėjo skirstytis, tebeskambant Vienos valsui Lietuvoje.